stebuklingai išsigelbėję. Jonišky prieš karą aš tarnavau pas tokį ūkininką. Jis mieste gyvena. Tai man reikėdavo eiti pas gyvulius. Ėjau pas tas karvės, o tos karvės netoli turgaus buvo. Einu, žiūriu, sėč, 2 kareiviai. O kai tuos gyvulius girdydavau, mat kariuomenėm plenta buvo. Tai dabar aš tas karvės girdau, stovi tai prie karvės atsistojus. Daugiau man tokie mintis įsaka, atsitūpk. Aš mysliju, kam čia tūptis? Ale kažkas mane taip paspaudė už pečių. Aš tik tūpt ir atsitupiau. Kulipkai įpraėję pro galvą. Mat jie būtų mane nušovę. O karvė praėjo pro nugarą, kai gėrė. Nu matai, sakau, stebuklas. Nu man Dievas duot, kad aš iš visokių nelaimių pabėgu. Papasakoja Salomėja Petraitytė, gyvenanti Daunoravos kaime, užrašyta per Joniškį Aušros gimnazijos kraštotyros ekspediciją. Paskaitė Rita Urniežiūtė. Senoliai sakydavo: prieš sūdną dieną, saka, žemė išdegsinti, par 12 stuomenų, tai tada bus sūdna diena, sūds pona Dievą. Ant sūda pona Dievą pusės 4 vėjai, į 4 perkūnai griausia. Dauguma taip saka. Saka, po sudnos dienos, tai nieka nebeliksė čia ant žemės. Viskas sudegs, visus puns Dievs nusūdis, ką į dangų, ką į peklą. Visi taip tik. Tai tada po sudnos dienos čion ant žemės tik tai gyvensia tos nekrikštytas dūšias. Taip dauguma šnek. Nebėr didesnės apieras užmišęs ir užpirti, dėl ubagų iškurienta ir už pietus ubagams pakeltus. Tos kalbas Levanoras Petrulyčias iš Sodžiaus Jauneikio. Iš Matas Lančiausko užrašytos tautosakos. Juodoji knyga surinko Jonas Basanavičius, paskaitė Agnė Marcinkevičiūtė.